Viršus tuščias, nieko nebeliko. Iš kitų niekas nebeateina. Nors jau praėjo. Žinok, užkiniso ir mane. Bet nepergyvenu. Tik va, su bizniu ne kažką. O tai ko užsiėmė? Baldais prekiauju. Ir kaip sekasi? Labai sekasi. Viena šiukšlinė namuose beliko. O tai laisvalaikiu ko užsiėmė? Žalytes patraukiu, bet va, sunku begauti. Visai neseniai Vokietijoje privatizavo, tai viską ir privatizavo. O aš tai mąstau apie kvapų terapiją. Kaip manai, ar ką prisiviliočiau? Jo, tu pavasarį gerą kvapelį paleidi, turėtum kažką prisivilioti. Oi, kažkas silpna darosi. Einu pasijaut. O aš pamėginsiu parašyti kokią žinutę savo senais kanalais. Pernykščius lapus kūrent. Šalti! Vėl tu gatavas! Paskutinę kapeiką prapylei! Savo, ne tavo. Bet brangioji, man kažkaip su ta buhalterija nesigauna. Aš iš darbo biržos gaunu 3,5, tu už vaikus gauni 3,5. Už tarą dar pardavę gaunam 200, o pinigų kaip dėlė nėra. Prieš karantiną kiek turėjau, durna galėjau kur investuoti. Tai investuok į mane dar 50 gramų ir būsiu nekilnojamas turtas. Viskas! Aš turiu tau 2 naujienas. Vieną blogą, kitą ne. Nu. Aš tave palieku! O kokia bloga naujiena. O tai ką nebėra ką įpilt? Eisiu kažkas miške, atrodo, samagoną verdysi pulsų pats. Būčiau kur nors arčiau Lenkijos, eičiau pigesnės per sieną, kaip anksčiau knygnešiai, kaip eidama. Ir tau dar parneščiau glušį. Užkniso! Viskas mane užkniso! Vaikai rėkia neėdė, tas žaltys paskutinę kapeiką prapylė. O žinai, aš per tuos vedybinio gyvenimo metus gerokai paaugau. Iš pradžių jis mane vadino Pelytė. O dabar žiurkė! Nori, aš tave išmursiu. Iš rankos, akių, uodegos. Bet jeigu nori, mainais.
užrašysiu į plaukimo kursus. Naujausia mano veikla.
išpasakoti. Žinai, brangioji, tai aš tą mešką žiemą patvarkiau. Vargšė, kokia aš vargšė. Vargšai vaikučiai, gražuliukai, išjuos juos. Gatui, a galvoju, aš nežinau, kad velniai žino, iš ko tie vaikučiai ne mano tenai, ne yra, velniai žino, kieno tenai, a ne. Eik, tu ką čia nusišneki? O tai kodėl jas vadini ne gražušiukais, ne mažušiukais, su gražuliukais? Išvažiavo, matai, į Palangas stintų prekiauti. O ten pysti pasileido gražuliukai. O dar kai kvapą paleisdavai, tai sakė, kad eilės čia stovėdavo prie tavęs. Visi barė gyrės. Žinai ką, aš mūsų lovos gale užrašysiu, kad tu durnius, lai visas miškas sužinos. Užmušu mane. pailsėjau, atsišėriau, va, ir grįžau. Meška, tai kaip tu grįžai? Oi, nuostabiai, pilkasis nuostabiai. Įsivaizduoju su autobusu. Įlipu, o tas pilnutėlis. Aš ir sakau taip, sukosės. Sakau, gal galėtumėt užleisti vietą sergančiam atvirą tuberkuliozės formą. Tai visi pašoko ir išbėgo. Aš sakau, tai man tik vienos vietos tereikia, ne viso autobuso. Tai va, taip ir grįžau, išlipu ventoj, supranti. O tam kažkoks juočkas, taip šviki, vaikštinėja, aš sakau, kas tu čia dabar toks? A, tas sako, aš turistas. Tai aš sakau, aš turistas, o tu tai turisto pusrytis. Tai va, nebėr turisto pusryčių. Meška, Ką? žinai, aš kaip tavęs pasiilgau. Aš irgi. Aš net dainą tau sudėjau. Nu. Aš mylėjau tave, tau nežinant tave aš myliu. Mano meilė plati, kaip žvaigždynė, kaip žydėjimas laukių. Ir mylėsiu tave
toliau. Eisiu, eisiu, kai žiemą miegosi, į tave kaip krikščiolėjau. Meška, aš noriu prisipažinti. Žiemą, kaip tu miegojai, aš tave kaip genį išdirbinu. O, birbininkas. Ha, o žinai, Pilki, man beveik ir patiko. Aš visą žiemą tokius gražius erotinius sapnus sapnavau. Na ir tas, kad truputį tą išeinamąją perštėje. Kaip čia žvelgia dabar iš mano išeinamosios ką? Norit, kad aš jum įeinamąsią sumurkyčiau? O kažin, Pilkiuk, ar leis mums ką ženytis, a? Nu, pagyvensim, pamatysim, gal įstatymai pasikeis. O, nu ja. Jau šiais laikais draugas draugui greičiau ranką paduoda, letiną paduoda. Eikit, gyvenkit kaip tik norit, bet jau tik kitiems nekenkit.